Taigi, turim antradienį, dieną, kai mes dirbam garaže. Tai raudonas mašinėlės sustatytas. Žodžiu, ant RX7 čia guli F-kės spoileris. Tai jisai tvirtinasi 3 taškais. Tai čia buvo toksai medvaržtis. Čia 8 veržlė. Kitoj pusėje irgi tikėtumėtės 8 veržlės, o bet tačiau turim raudės kaką. Tai vat, atsukta, aišku, jau kaip matot nebesigaus, tai nežinau, bulgarkė. 12 seconds later. Taigi, atsukau vieną pusę kabutėse, tai kaip čia buvo. Šitas mažulis, įlysk, dar viskas labai karšta. Tai čia iš tikrųjų spoileris laikėsi dar ir šitais daikčiukais, kuriuos aš tiesiog biškį nupjau. Tada va čia va taip gražiai, fokus. O, čia gražiai pjoviau. Ir prašau, atsipalaidavom. Dabar tai reikia kitoj pusėj. Va šitos rūdžius nupjaut. Viena ir antra. Jonas čia atsukt. Net neketinu bandyti. Tiesiog atsuktuvas šitas. Truputį susideginau. Nes šitas turi tokias angas, o originalus neturi. Tai teks truputį perkelti skylių ant raudono spoilerio, originalaus spoilerio. Tai pažaisim dar biškį. Truputį padrimėjau. Spoileris uždėtas. Reikėjo išspjauti tokias skylės ir tada dar reikėjo išspjauti, kad jos būtų skersai čia tokios. Tai va, viską padariau. Viskas prisisuka, tinka. Fake GT. The next day. Taigi grįžtam prie Mercedeso reikalų. Arime, ką mes čia veikiam? Pasta, makaronai. Makaronai! Tai gal grįžtant į praeitį, tai Amazon.com, ane, man atrodo, už labai pigiai nupirkom. Nežinau, labai pigiai. Sąlyginai pigiai, tikrai. Ten yra saugiklių dėžutė, čia yra laidai. Ir tie visi laidai yra, jeigu čia taip pasižiūrėsit, yra su užrašais. Dabar čia nesufokusuoja. Na, bet iš esmės, ką noriu pasakyti, tai yra surašyta, kur ką nuvesti ir ką prie ko prijungti, kad liktų prijungti tik variklį ir mašina užsikurtų. Tai reikia padaryti. Bet prieš tai reikia, aišku, išsivedžioti ir po to į kažką įmauti. Tai Aurimas dabar jau, čia dabar pas mus jau, kaip čia, dienos trumpėja, greit kraustysimės į garažą. Ir Aurimas, kur čia dabar? Čia, ane? Kažkur, va ten va yra skylė, kurios mes dabar čia dėl tamsos nebematom. Tenai dėsis tą dėžutę ir tada reiks išvedžioti tos laidelius. Matot, Aurimas netgi saloną sutvarkė. Prasiuviau tą šabakštyną. Panašiau į mašiną. Tai va, tai reikia kažkaip bandyti sujungti. Tai šiandien gal tik pravedžiosim. Ir tada jau... Viską iš galo išlūkti, kad pravedžiot. Čia dar užtruksim. Gal į vidų reikia įsivaryti, nes kažkaip ir nebešilta daros. Aš jau apsirengiau. Šiandien dieną buvo 26, o dabar turime matyti 20 arba 18, nežinau, jau tikrai daug mažiau. Tai, situaciją patys matot, turim tokią. Nerodė, matyti, nenufilmavom. Šiaip daug ko matyti nenufilmavom, nes tiesiog viskas labai lėtai vyksta, tai... Nėra ką parodyti. Taip, užsakinėjom detalės, laukiam savaitę. Taip greit viskas ir vyksta. Tai padarėm žarnas alyvos variklius aušinimui, kondiškė, viskas, bakeliai. Aurimas šiandien, matau, pajungė jau čia aušinimą, daugiau mažiau. Ne, šiandien čia jau pajungta seniau, bet jo viskas sumauta iš esmės. O tai dabar palauk, čia aušinimas, ten video, man atrodo, rašinam, kad 2 atskiras sistemas, padarėm taip toliau. Kur eina vamzdžiai? Kaip jie patenka į saloną? Didžioji dalis vamzdžių yra matoma, bet vienas mažulis keliauja kiaurai Landžeroną.
Tai jeigu ten, Va čia va matas žodžiu, kažkiek. iš šitos va pompos va, per čia, tepu, žodžiu, ir nukeliauja į saloną. Ir jo, jis randasi čia va. Jį reikia va ten viršuje pajungti. Pajungsim čia. Kodėl mes keliavom per saloną, nes nenorėjom, kad ten išlaistytųsi kažkoks palaidas vienas vamzdis. O kur kitas kils klausimas? O kitas jungiasi į originalią vietą. Tai Mersas, abu Merso varikliai turėjo tą antrąją žarną toj pačioj vietoj. Ir jinai... Kam kurt per naują, kai viskas jau sukurta? Nu tai, bet kaip tai visą tai vyko. Pradėkim nuo pradžių. Atsirado šitas kuro slėgio reguliatorius šitoje vietoje. Šitas kuro slėgio reguliatorius, nu, jis čia puikiai tinka, čia aš viską gražiai, pagal ilgį, gražiai, nu, viskas yra radas. Čia buvo originali vieta, kur ėjo seno variklio ta aušinimo žarna ir jinai jungiasi va į čia va. Nu, matosi, kur dabar nuvesta. Va čia. Jeigu ranką patrauksi, va. Nu, ten matosi varinis tas. Nu, okei, žinai. Tai Merso šito, ta žarna, žodžiu, buvo per trumpa. Nu, tai ir jos neišėjo iki čia davesti iki šitos. Bet ir trukdo kuro slėgio reguliatorius. Nu, ir sako, gal tu paimk prasigręžk skylę ir tiesiai va nusives čia pritrumpinsi, žinai, ir padarysi. Nu, aš labai dvejojau, bet galvoju. Nagi dėl show-off darom, turi būti tuščia, gražu, nesimatyt vamzdžių. Nu, padarom. Nu, ir ką, gręžiu aš tą skylę, gręžiu ir pragręžiu. Ir matau, kad pragręžiau daugiau skylių negu norėjau. Žodžiu, čia iš esmės būna dangtelis. Ir, nu, čia kaip ir nelyja. Bet čia vanduo bėga. Ir čia yra, žodžiu, ten va kampe yra nubėgimai. Aš kaip pragręžiau, nu, žodžiu, čia yra va toks va lovys. Ir čia va kampe toksai nubėgimas. O aš kaip pragręžiau šitoje vietoje, čia kaip tik pataikiau ten, kur 2 kartus susideda. Ir dabar nubėgimas į saloną. Gavosi. Tai kai klausė mūsų ten draugai, tai kada tas video, Aurimas tada? Jo, tai žodžiu, kadangi padariau nubėgimą į saloną, tai reikėjo pataisyti tą, ką padariau. Tai žodžiu, pjoviau vamzdelį, kuris per platus, tą vamzdelį mažinau, kampą, žodžiu, gręžiau skylę, mažinau kampą, čia išpjaudinėjau palei kampą, lenkiau ten, žodžiu, ir užhermetizavau, įkišau ir dabar gavosi taip, kad va, turim viską užizoliuotą, hermetizuotą ir dabar per tą va šviežiai mano pagamintą vamzdelį viskas praeina ir dabar jau viskas veiks. Fancy? Dabar jau fancy? Jeigu, nu, būčiau išgręžęs, nu, nežinau, centimetrų aukščiau, kur vietos dėja tam nėra, bet, nu, tarkim, teoriškai, būčiau centimetrų aukščiau išgręžęs, visą tai būtų trukę 5 minutės. Sugaišau kokias 4 valandas. Well done. Jo, tai, nu, visi čia tie darbeliai tokie, lygiai taip pat su šita žarna buvo. Jos šitie antgaliai abu buvo vienodo kampo. Mes įmontavom radiatorių ir mes nežinojom, kad... Čia galioja ta taisyklė, kad jeigu kažką pajudini, tai nubanguoja. Stipriai nubanguoja. Čia kaip apie stogą. Visiškai taip pat ir su stogu buvo. Bet su šitais projektais visą laiką taip. Mes tokie, nu tai ką čia pasidarom, va čia persiverinsim ir va labai gražiai susijungia. Ir viskas nubangavo. Jeigu būtume pagalvoję, galėjom tiesiog šitą privirinti čia. Taip. Ir nieko nereiktų kiek. Nieko, viskas OM būtų tikė. Bet ne, mes čia, čia va. 1-2. Ir po to 2 savaitės ant galiukus gaminam. Važiuoji, ten viską vyrini, negali, ten plienas, varis, viskas ten. Jo, ten buvo įdomiai pagaminta, žodžiu. Nu, turėtų laikyti. Darė profesionalai. Grįžtam prie darom ir nebereikia. Tai šitas nuostabus laikiklis. Jisai čia laikė tą AMG kaip praeitą. Kai mes dar girimės, kaip gražiai. Jo, aš čia užsiknisau šitą gaminau. Nežinau, irgi ant laiko gaminau, nes reikia tvirtai ir kad gražiai būtų. Nu tai va, gaminau šitą braketą, čia va matot, jis su laiptais. Nu čia meno šedevras, kurį reiks išimti ir jo čia nebeliks. Kodėl? Todėl, kad po to, kai atskyrėm aušinimo sistemas ir šitas radiatorius turi šitą nipelį ir čia kamštį, nebereikalingas tas AMG įsiplėtimo bakelis, užpilinėsim skystį per šitą dangtį,
O įsiplėtimo bakelis gali būti toks pat kaip čia, toks mažiukas. Tai žodžiu, visas tas darbas per niek ir tas AMG čia nebegyvens. Jo, ir, nu, žinoma, pašaliniai darbeliai, tai prie vieno, tai prie kito pasikrapštėm, ten įdėjom kitą dėžę, reikia vėl įdėti dabar kitą dėžę. Ir dar, nu, jau matyt pastebėt, naujas stogas ant tvarto. Tai, nu, žodžiu, va, viską mes čia veikiam, tai dabar jau iš tiesų grįžtam mes į tą ritmą darbingą, gal taip, žieminį režimą. Jo. Ir dabar, nu, va, sakau, laidus bandom, šiandien va dabar pačiu kamerą dedam į šoną, nes temsta ir vedam laidus ir tada jau parodysim, kas gaunas. Ai, saloną ardom pradžiai gal. Tai va, tai dabar tai einam daryti ir matyt slepiamės nuo odų.